Labadiena. Šiandien norėčiau truputėlį apie esamą padėtį, apie diskusijas, kurios vyksta mano aplinkoje ir apie tai, kaip mes į jas reaguojame. Gruodžio mėnuo ypatingas tuo, kad žmonės jau gyvena kalėdų laukimu. Ruošiasi šventėm, galvoja apie pirkinius, dovanas. Vieni skaičiuoja, kokias pinigų sumas galėtų paskirti savo artimųjų palepinimui. Kiti galvoja, kaip susimokėti mokesčius, kaip išgyventi tą sunkų laikotarpį, pakilusias elektros kainas, šildymo kainas, kiekvienam savirūpesčiai. Kada viena Lietuvos dalis džiūgauja prie kiekviename mieste įsižiebiančių eglučių, kita Lietuvos dalis analizuoja informaciją apie paskelbtą mitingą. Informacinėje erdvėje atsirado skelbimas, kad gruodžio 13 dieną, 13 valandą grupė asmenų organizuoja mitingą. Lyg ir surašyti mitingo tikslai, lyg ir pasakyta, kad laukiami visi, kurie norėtų kažką pasakyti, ne tik kad pasakyti, bet savo pasakymą susijęti su realiu veiksmu, kad pasakius informaciją būtų galima pakviesti daryti pokyčius. Netgi išėjo keletą laidų iš organizatorių mitingo apie tai, ko jie tikisi, kam jie kviečia visus. Nelikome nuošalyje ir mes. Aš sulaukiau skambučio, tokio dviprasmiško galgi skambučio. Smagu, kad sulaukiau, nes reiškia esame matomi, esame laikomi kaip ir opozicinių judėjimo, tuo pačiu ir pripažįstami kaip galimi partneriai. Bet iš kitos pusės truputėlį liūdna, nes nubrėžtos ribos, labai griežtos ribos. Ką galima sakyti mitinge, ko negalima. Aš manau, kad reikia sakyti viską, kas skauda. Reikia kalbėti apie viską, kas yra šiai dienai aktualu, apie viską, kas šiandien įtakoja Lietuvą, jos esamą situaciją, ekonominę ir politinę būklę. Tai ir tranzito klausimas, jis glaudžiai susijęs su Baltarusija. Nes 70% užsakymų Klaipėdos uoste tai davė mums mūsų gera kaimynė Baltarusija, tai jos dėka Klaipėdos uostas galėjo pilnaverčiai gyvuoti. Tai yra Rusija, tai yra ištekliai pigesnė, mažesnė kaina, kuriuos mes gaudavom tiesiogiai iš Rusijos ir kurių dabar nėra. Arba jie gauname aplinkiniu keliu, bet gerokai pabrangę, tai irgi įtakoja mūsų ekonominę situaciją. Apie tai irgi reikia kalbėti. Būtinai reikia kalbėti apie karinį konfliktą Ukrainoje. Nes visas pasaulis dabar kalba apie tai ir visi suprantame, kad esame įkaitai šitos situacijos. Ir tik tai, kuo greičiau išsprendus karinį konfliktą, vėl pamažu galėtume sugrįžti prie taikaus gyvenimo, vėl pamažu galėtume sugrįžti prie planavimo, prie verslų atgaivinimo ir prie vilties, kad viskas bus geriau. Deja, mitinge kalbėti apie karinį konfliktą negalima. Nežinau, kodėl negalima. Visas pasaulis kalba, bet mums negalima. Tai reiškia, mes turime užsimerkti ir galvoti, kad karinio konflikto nėra. Mitingo organizatoriai siūlo apsiriboti Lietuvos problemomis. Ar pati Lietuva gali išspręsti savo problemas, jei yra pilnai priklausoma nuo kaimyninių tiekėjų? O tai, kas vyksta pasauliniai erdvėj, yra šiai dienai priklausoma nuo karinio konflikto sprendimo. Tai mieli mitingo organizatoriai. Norėčiau jūsų patikslinimo. Kokiu tikslu gruodžio 13 dieną jūs kviečiate žmonės? Apie ką mes kalbėsim? Ką mes galime spręsti,
jeigu nieko lik ir negalima. Kita tema. Gruodžio 13 diena, 13 valanda. Ar tikslinga rinktis dabar, gruodžio 13 dieną, tampyti žmonės pavargusius ir su viltimi laukiančius kalėdų? Nes kalėdos toks stebuklingas metas, kada mes visi tampa mažais vaikais ir vėl patikim, kad po kalėdų išauš naujas rytas ir viskas bus gerai. Ar tikslinga juos tempti į šaltį, kviesti, suvažiuoti iš visos Lietuvos ir tam skirti savo lėšas, skirti lėšas tolimai kelioniai? Kas važiuos iš Klaipėdos, kas iš Kretingos, kas iš Zarasų, kas iš Ignalinos? Dažniausiai mitinguose dalyvauja ne Vilniečiai, bet lietuviai iš visų kitų Lietuvos miestų. Nes Vilnius, galima sakyti, yra kaip Lietuvos Vatikanas. Jie gyvena kitaip, jie gyvena kitokiu ritmu. Vilniuje daug įvairiausių projektų finansuojamų, labai gerais dideliais pinigais. Vilniečiai jau nebesupranta žmonių iš rajonų. Ir vieno renginio metu netgi girdėjau tokį pasipiktinusį Vilniečių dialogą tarpusavį ir ko tie kaimiečiai pas mus važiuoja. Kodėl jie nedaro mitingų ten kažkur pas save, kodėl jie drumsčia sostinės ramybę, tuo sukurdami negerą įvaizdį vakariečiams. Tai dar kartelį prie gruodžio 13. Mėly organizatoriai, jeigu jūs iš tikrųjų turite kilnų tikslą suvienyti Lietuvos žmonės, tapti tais vienytojais, sukurti, suburti didelį pakilimą, judėjimą, tai siūlau jums labai pagalvoti apie datos perkelimą. Prisimenant praeitų metų sausio 13 yra liūdna ir graudu. Jeigu sausio 13, ta tikroji sausio 13 buvo tautos diena, kada visi sukilo, pakilo, sausio 13 aukos. Nežinau net, ką galėtume pasakyti šiandien. Tų aukų giminaičiams, tėvams, broliams, sesėms. Ar už tai jie paaukoja savo gyvybę? Sausio 13 aukos. Ir praeitų metų sausio 13. Kada ypatinga šaika, šutvė, Lietuvos administratoriai, bijodami tautos, apsitvėrė tvora ir šventė sausio 13. Jau be tautos, be tų, kurie buvo pagrindiniu Lietuvos laisvės varikliu, nes jie tikėjo, kad Lietuva gali būti nepriklausoma. Ką šiai dienai turim? Iš vienos pilnos priklausomybės perėjom į kitą, daug žiauresnę priklausomybę, kurioje nebeliko jokių žmogiškųjų vertybių. Apie vertybės galėsim kalbėti ne kartą. Tai yra skaudi tema kiekvieno iš mūsų, kiekviena šeimoje mes apie tai diskutuojame. Apie santuokas, apie iškrypimus, apie narkotikų atėjimą į mūsų gyvenimą ir galimai jau labai spartų narkotinių medžiagų legalizavimą. Grįžtam dar kartelį prie gruodžio 13. Gerbiami organizatoriai, prašau jūsų dar kartą pagalvoti ir tapti vienytojais, perkelti jūsų mitingą į sausio 13 dieną. Į tą dieną, kuri galėtų ir kuri bus tautos apvienijimo diena. Tai bus ta diena, kada suvažiuos visa Lietuva. Kada mes galėsim iš naujo tvirtai, stovėdami vieną šalia kito, pasakyti, mes dar kartą sausio 13 esam čia. Ir neleisti šaikai aptvare švęsti tautos šventės. Šiaip tai reikėtų švęsti be jų, ignoruojant, negirdint jų ir nematant. Tai jei jūs tikrai norite būti vienytojais ir jei jūs tikrai norite būti tais, kurie padės pagrindus naujam Lietuvos
pakilimui. Tai atsisakykite gruodžio 13 mitingo. 13 diena, 13 valanda gruodis. Ir leiskite žmonėms ramiai ruoštis kalėdoms. Leiskite žmonėms neskaičiuoti savo sunkiai surinkto biudžeto, galbūt pinigėlius, kurie jie skirtų kelionį į mitingą, jie išleis tikslingiau, galbūt nupirks kažką mielo savo broliui, sesiai, kaimynui, galbūt nusipirks vaistų. Netampykime tautos. Jeigu norime vienybės ir jeigu norime nuveikti labai didelį darbą, reiškia reikia veikti kartu. Nes dabar tas jūsų 13 mitingas jis neskanus. Neskanus, nes jis nelaiko. Neskanus, nes jis pilnas draudimų. Neskanus, nes jis yra netikras. Jūs prieštaraujate patys savo. Sakote, kad laukite visų, kad visiems bus galima. Ir tuo pačiu rūšiuojate žmonės jau dabar. Tada aš labiau gerbiu šeimų sąjūdį, kur buvo aiškiai pasakyta, kad tokie kaip mes, kaip aš ten nepageidaujami, jie bent turėjo drąsos ir pasakė tai atviru tekstu. Jūs bandote žaisti dvigubą žaidimą, būti geriems ir ten, ir čia, bandote pataikauti visiems. Pataikūnų niekada nemėgo dori teisingi žmonės. Nebūkit pataikūnais. Pamastykit. Dar turite laiko padaryti kažką gero, gražaus, prasmingo ir teisingo. Dar turite laiko padaryti tvirtą organizacinį komitetą, kuriame būtų po atstovą iš kiekvieno, nors ir paties mažiausio opozicinio judėjimo. Mes kartu dar turim didelę galimybę sausio 13 vėl pakelti tautą. Mes visą tai galim, jeigu jūs suprasite savo esamo poelgio dviprasmiškumą. Jeigu jūs pripažinsite klaidą, kviečiu nukelti datą. Kviečiu tapti mąstančiais, kviečiu tapti galvojančiais. Tai tiek.